Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Gaujena. Anksčiau buvo vadinama Adzelė. Gaujena pirmą kartą raštuose paminėta 1111 metais. 238 ant Adzelės piliakalnio buvo pastatyta Livonijos ordino mūrinė pilis, kuri buvo viena mažiausių tvirtintų pilių Livonijoje ir viena seniausių Latvijoje. Pasak legendos, pilies sienai statyti buvo surinkti visi apylinkių gyventojai, įskaitant moteris, valstiečius ir vaikus. Jie tik galėjo pakelti 7 svarų sveriantį akmenį. Iš pradžių statybos visai nespėjo pasistumėti į priekį, nes tai, kas buvo pastatyta dieną, naktį būdavo nugriaunama. Galiausiai buvo nuspręsta, kad pilies sienai sumūryti reikia gyvo žmogaus. Janis ir Gretina atvyko iš Dartos dvaro pažiūrėti šio stebuklo. Jie buvo pamirkyti vandenyje ir užmūryti. 3 dienas buvo girdėti vaikų balsai. Keletą metų Livonijos ordinas Gaujenos pilyje laikė nelaisvėje Rygos arkivyskupą Vilhelmą Brandenburgietį. 561 metais jis padėjo Livonijos konfederacijai pasiduoti Abiejų tautų Respublikos karaliui Žygimantui Augustui. Buvo sudaryta Vilniaus unija. Iškart po Livonijos karo pradžios 558 pilį užėmė ir sugriovė Rusijos caro Ivano Rūsčiojo kariuomenė. 582 ją užėmė Lietuvos kariuomenė, o Abiejų tautų Respublikos ir Švedijos karo metu 600 metais pilį užkariavo švedai, tačiau 602 ją atkovojo lietuviai, o 621 vėl švedai. Šiaurės karo metu Rusijos artilerija tvirtovę sunaikino ir iki šiol virto griuvėsiais. Regionas tapo Rusijos imperijos dalimi. Pasakojama, kad iš pilies vedė 2 požeminiai perėjimai. Vienas per Koivą, kitas per Retepalų. Pilies kalno viduje yra paslėpta lobių skrynia, kurią saugo juodas šuo. Sakoma, kad net sovietmečių partijos lyderiai ieškojo paslėptų lobių.